Tikriausiai tu turi merginą, tačiau tu jauti, kad pasitikėjimas savimi krenta, kad tu būni komforto zonoje, kad tu neaugi, netobulėji, kad, kad jau dabar pribijai užkalbinti nepažįstamą merginą, būna išvažiuoji su draugais į klubą ir negali prieiti klube prie tos patinkančios merginos, nes tu tiesiog komforto zonai sėdi. Visiškai neseniai į mane kreipėsi klientas būtent su tokia panašia problema. Kaip mes ją išsprendėm ir kaip mums pavyko sėkmingi mokymai. Pasikalbėję apie jo situaciją mes nusprendėme, kad visgi geriausias būdas būtų tai privačiai mokintis šokių mokymus. Aš paėmiau gražią merginą į šokio asistavimą ir mes pradėjom su juo mokintis, jam reikėjo prieiti, įsivaizduojama situacija klube, užkalbinti ją, pradėti šokdinti, viliot. Ir taip jisai pradėjo gauti pasitikėjimą savimi, jisai išmoko šokti su ją, išmoko ją suvilioti šokyje, nuvažiavome taip pat, pakeitėme jo stilių apsirengimo, sutvarkėme į patrauklos pasitikinčių savimi vyrų. Šiai dienai jis turi tą pačią draugę ilgalaikiuose santykiuose, pasitiki savimi ir jau nuvažiavęs draugais į klubą ar pamatęs kažkur patinkančią merginą, jis gali prieiti, pakalbinti. Jis jos nevilioja, kad pasimylėtų dar kažką, bet jisai tam, kad palaikyt laisvą bendravimą, palaikyt aukštą pasitikėjimą savimi, kurį vėliau naudot verslui, pinigų uždirbimui ir taip toliau. Aplamai, kad jaustųsi gerai, pasitikinčiai savimi. Taigi projektas įvyko sėkmingai ir aš labai patenkintas jo rezultatais, patenkintas, kad jisai sugebėjo išsaugoti santykius. Taip pat jis savo merginai nesakė, kad jisai važiavo į tokius mokymus. Netgi kai su juo šnekėjom apie šokio asistentę, žinai, tai sako, aš tai norėčiau paimti savo draugę, sako, bet jis sako, tokių mokymų nesupras. Aš sakau, faktas, tu jos tikrai neimk, čia nereikia, nes jinai tikrai nesupras to. Paėmė mano šokio asistentę, padarėm tuos sėkmingai mokymus. Prieš mokymus jis galvoja, kad jisai negali išmokti šokti. Ta prasme, kad ten reikia kažkokių specialių sugebėjimų. Galvojus, kad yra medis, kad negali lankščiai judėti, negali padaryti judesių. Tačiau, kai padarėm pirmą pamoką, supratom, kiek yra šokis paprastas dalykas ir kaip galima išmokti nesunkiai. Ir aplamai, ir kaip tai lavinosi, tarkim, jis buvo ilgą laiką nelietęs, moterų, merginų. Prasme, jisai tik savo merginą liesdavo. Tai kai jisai, aišku, su mano šokio asistente pasipraktikavo, ta prasme, jis įgavo pasitikėjimo savimi. Jis pamatė, kad šokio asistentei patinka, kaip jisai atlieka šokių žingsnelius, kad jisai iš tikrųjų gali tai daryti, sugeba, moka ir teliuko jam važiuoti gyvai praktikuotis. Tada mes kartu su juo važiavom beje į klubus, nuvažiavom į Vilniaus klubus ir pradėjom praktikuotis. Klubuose užtrukdom iki 20 minučių, ateinam, pamatom patinkančių merginų, jisai prieina, pašokdina su jomis, pašoka, nusiveda, pasikalba, jeigu nori, užbaigiam. Keliaujam į kitą klubą, atliekam tą, vėl į kitą, padarom porą ratų kelionę, viskas, praktika baigta. Ir šiai dienai jis susigrąžino pasitikėjimą savimi, turi sukurtą naują stilių, pasitiki savimi, išsaugoja santykius su savo mergina, kur kas daugiau ir greičiau pasiekia tikslus savo versle ir be galo yra dėkingas mano mokymams, tai norėjau pasidalinti su šia sėkmės istorija. Tai iki greito, nenuleiskit rankų, dirbkit, tobulėkit ir svarbiausia, darykit tvarkingai, teisingai. Eikit kiaurai, nes jeigu neisit kiaurai, nieko gyvenime nepasieksit. Ate.